Šiandien daug temų. Turime GameStop ir AMC šuolius bei nuopolius viršiančius 300%, muitų kovą tarp Amerikos ir Kinijos, legendinio investuotojo Warreno Buffetto metinį pranešimą ir nesibaigiančias problemas Boeing kompanijoje. Jei pirmą kartą atkeliavote į kanalą, sveikinu jūs atvykusius į dividendų eksperimento kanalą, kuriame pristatau naujienų rubriką. Čia aptarsime informaciją svarbią visiems investuojantiems ar norintiems pradėti investuoti. Jei ir tu nori išmokti valdyti pinigus, o ne jiems leisti valdyti tave, visų pirma labas, pataiky būtent ten, kur reikia, ir antra, pasilik iki pabaigos ir pažadu, kad rasi naudingos informacijos. Pradėkime nuo Berkshire Hathaway. Čia kompanija, kuri didžiąją dalimi priklauso Warrenui Buffettui, didžiausiam ir pelningiausiam tikriausiai visų laikų investuotojui. Nesenai vykęs investuotojų susirinkimas buvo pirmasis po Charlie Munger mirties, čia dešinioji Warreno Buffetto ranka. Buffettas minėjo Charlie Munger visos konferencijos metu ir iš įpročio net bandė perleisti kai kurios klausimus, kuriuos įprastai atsakydavo būtent Charlis. Bendrai visa konferencija tikrai verta dėmesio, pasižvalgyčiau ir peržiūrėčiau visą, bet ten, 2-3 valandas sudėti į tokį trumpą apžvalgą labai sunku. Tai pats Buffettas nemažai laiko praleido kalbėdamas apie kompanijos ateitį. Būkim biedni, bet teisingi, Buffettas irgi nebe jaunuolis. Žinoma, dėl to ir kyla susirūpinimas dėl kompanijos ateities, kas jai nutiks, kai Buffettas neišvengiamai pasitrauks iš jos. Šio susirinkimo metu jis užtikrino investuotojus, kad planas jau yra išdėliotas artimiausiems 20 metų ir dabartiniai vadovai jau nebe pirmus metus vykdo visas operacijas. Dar prieš susitikimą buvo paskelbta Berkshire Hathaway finansų ataskaita. Skaičiai tikrai geri, bet kas labiausiai stebina yra grynųjų pinigų kiekis, kuriuos Buffettas vis labiau kaupia. Bendrai grynaisiais pozicija sudaro net 182 milijardus. Kodėl viena žinomiausių investicijų kompanijų pasaulyje laiko tiek daug grynųjų pinigų? Buffetto atsakymas labai paprastas. Nemanau, kad nors vienas prie šio stalo sėdintis žmogus žino, kaip efektyviai panaudoti tuos pinigus, tai ir nenaudojam. Pabrėžia, kad jie tikrai norėtų tuos pinigus investuoti, bet šiuo metu nemato palankių galimybių su sąlyginai maža rizika, kurios atneštų jiems didelę grąžą. Buffettas taip pat ramino investuotojus dėl daug dėmesio susilaukusio sprendimo mažinti Apple pozicijos dydį. Jis sakė, didžiausia pozicija mūsų portfelyje vis tiek išliks Apple, nebent atsitiks kažkas katastrofiško, dėl ko pasikeistų visa rinka ir dabartinė kapitalizacijos strategija. Bet šiuo metu mes esame visiškai laimingi ir su didžiulė grynųjų pinigų pozicija. Net ir po pozicijos mažinimo Apple išlieka didžiausią dalį užimančią kompaniją viešame Berkshire Hathaway portfelyje. Taip pat buvo atskleista, į ką Buffettas investavo paskutiniu metu. Čia tas secret pasirinkimas. Kompanijos pavadinimas Chubb. Draudiminė kompanija specializuojasi į turto ir žalos kompensacijas ir Buffetto investicija siekia net 6,7 milijardo dolerių. Chubb kaina nuo metų pradžios pakilo daugiau nei 16%. Kaipgi naujienos be Teslos? Per paskutiniu metu darytus etatų mažinimus Tesla sumažino savo darbuotojų kiekį per 10% ir apytiksliai atleido apie 14 tūkstančių žmonių. Visgi rodos įsibėgėjo šiek tiek per daug. Kaip praeitą kartą naujienose minėjom, kad 500 žmonių buvo atleista iš vadinamos Core kompanijos, Core dalies, kuri buvo atsakinga už įkrovėjų infrastruktūrą ir plėtrą, dabar jau yra kviečiama grįžti į savo darbą. Tai reiškia, visa ta komanda bandom ją pasamdyti atgal. Čia reikia paminėti, kad Teslos Supercharger infrastruktūra yra lyderiaujanti visose Jungtinėse Amerikos valstijose. Ganėtinai keistas sprendimas staiga atleisti visą komandą, kuri valdo lyderiaujantį segmentą. Ir tada bandyti susigrąžinti tuos darbuotojus. Vėl, akcijų kaina netrodo paveikta ir investuotojai per daug nesureagavo į šitą veiksmą, tai toks irgi įdomesnis kabliukas. Tai Kinija spaudžia JAV elektromobilių gamintojus. Ir čia taip stipriai, kad prezidentas Bidenas netgi įvedė naujus muito mokesčius Kinijos elektromobiliams, saulės elektrinėms, plienui ir aliuminiui. Koks tas papildomas muitas už elektromobilius ir saulės elektrinės? Juk papildomi ten 5-10% labai nieko nepakeis. Kinija tikrai galėtų sumažinti savo maržas dėl didesnės rinkos dalies. Gal ne šiuo atveju. Naujas muitas yra 100%. Tai reiškia, nusipirkus automobilį už 50 000 sumokėsite dar tiek pat muito mokesčiui. Įdomu, ar šis muitas išliks ir po rinkimų. Gerai, važiuojam su jau gerai mums žinomu Boeingu. Tai senokai kalbėjom apie šią kompaniją, kas techniškai yra gerai, nes kiekvieną kartą Boeing pasirodžius antraštėse paskutiniu metu gero nelauk. Bet JAV teisingumo departamentas šiuo metu pareiškė naujus kaltinimus, tiksliau buvusius kaltinimus atnaujino. Tai 21 metais teisminio proceso metu dėl sudužusių 2 737 MAX lėktuvų Boeing nebuvo pateikti baudžiamieji kaltinimai dėl tuo metu sudaryto susitarimo. Visgi teisingumo departamento teigimu tas susitarimas nebuvo įvykdytas, kurio pagrindinė tokia esmė buvo vidinis kompanijos reguliavimas ir saugumas gamybos ir dizaino metu. Investuotojai šiuo metu netrodo per daug sunerime, akcijų kaina nerodė per daug didesnių pakeitimų, bet čia yra gan rimta priežastis turėti labai didelių išlaidų ateityje.
Šokam truputį į AI. Tai vienas iš OpenAI įkūrėjų, Ilya Sutskever, aš jeigu teisingai ištariu, bet jis palieka kompaniją. Įdomu, kad Ilya buvo vienas iš vadovų, kuris ir inicijavo Sam Altman, dabartinio CEO, pašalinimą iš kompanijos, kas labai supykdė Microsoftą ir privertė jį grąžinti. Ar tai tiesiog pelno fiksavimas, ar išėjimas į pensiją, ar naujų projektų siekimas, ar visgi kompanijos viduje verda tam tikri konfliktai dėl dabartinės strategijos ir trajektorijos, kas žino. Gerai, pasižvalgykime į vieną milžinišką verslą. Walmart. Walmart bendrai paskelbė savo finansų ataskaitą ir pranoko analitikų lūkesčius, pajamos siekia net 161 milijardą. Daugiausiai pelno atnešė elektroninė prekyba, kuri išaugo per 21%. Investuotojai džiugiai priėmė naujienas ir pašokusi akcijų kaina netgi privertė kompanijos kapitalizaciją perlipti 500 milijardų. Atsimenate, kaip praeitą savaitę minėjau, kad padarėme pilną ratą ir grįžta kabelinių televizijų paketai? Tai Netflix dabar paskelbė, kad pasirašys sutartį su NFL ir tiesiogiai transliuos varžybas. Tai tokių kombinacijų vis daugėja ir daugėja. Įdomu, ar kažkas aprieps jas visas ir sudės jas visas į vieną vietą ir pasakys, va čia yra kabelinė. Gerai, užbaikime godumus spekuliavimu ir lošimu. GameStop ir AMC akcijos vėl išsprogo. Jei nepamenate, tai pandemijos metu daug paprastų investuotojų susikoordinavo ir privertė hedge fondus drebėti. Įvykis tikrai įrašytas į investavimo istoriją ir kas nutiko, kad šios akcijos vėl išsprogo, tai kardinaliai pakeisti verslo planai ir strategijos, kas verčia jiems sėkmingai vykdyti veiklą ir nešti didelį pelną? Tikrai ne. Tai tiesiog vienas tweetas, ta viena žinutė. Tai vienas iš labiausiai pasireiškiusių investuotojų, sukišęs pinigus į GameStop po ilgos tylos, papaustino šitą tweet, kurį galima suprasti kaip, Game Just Got Serious. Vien tik šios nuotraukos dėka GameStop ir AMC akcijų kainos pakilo vos ne per 90% per vieną dieną. Ir jei paimsime nuo mėnesio pradžios, ten grąžos viršijo apie 300%. Bet kas kyla, turi ir leistis. Kadangi nėra tvarios priežasties, dėl ko šios akcijos yra vertingos, apart tiesiog tokio lošimo, gobšumo arba spekuliavimo realistiškai, todėl per 2 dienas visas šis sprogimas ir išgaravo. AMC bandė šią progą išnaudoti ir realiai išnaudojo dėl išaugusios akcijų kainos, sumažino savo skolas. Jie paprasčiausiai pasinaudojo progą ir pardavė dalį akcijų su užkilusią kainą, bei užtvirtino sandorį mainais už skolos padengimą. Tai reiškia visai neblogas sprendimas tokių greitų metų. Gerai, investavimas tikrai neturėtų būti pagrįstas spekuliavimu ir jis turėtų prasidėti nuo taupimo ir pereiti prie aiškaus plano. Ir dažniausiai čia kalbam apie efektyvų taupimą. Bet jei dar nežinote, kaip pradėti, ar per daug baisu prarasti savo pinigus pačioje pradžioje, galite pasinaudoti mūsų partnerio Freedom24 depozitinę sąskaitą. Čia toks dienos taupimo planas ir pamatyti užtikrintą grąžą jau po pirmų 24 valandų. Leiskit parodysiu, kaip pats tai naudoju. Atsidarote sąskaitą, kurioje yra pavadinimas D, tai D211414 yra mano kodukas, D ir jūsų kodukas bus būtent jūsų ta specifinė sąskaita. Ir aš atkreipsiu dėmesį, kad jeigu turite raidę D, tai reiškia, čia yra savings accountas, jeigu turite tik skaičius, čia yra jūsų tas tradinimo accountas. Kaip matot, depozitinėje sąskaitoje jūs momentaliai gaunate palūkanas už dolerius 5,31, už eurus ten 3,87. Ir tai pas mane yra truputį didesnės sumos, $14,000, 6, beveik 7,000 eurais. Ir matote, kaip ant sandorių paspaudus, aš nieko nedarydamas, tiesiog laikydamas pinigus, kiekvieną dieną gaunu 2 eurai, 6 doleriai, 60 euro centų, 2 baksai. Čia yra už savaitgalį gaunu iš karto už 3 dienas vienu kartu, kiekvieną darbo dieną, kaip matote, sumos identiškos. Krenta kiekvieną kartą. Išbandykite tokį paprastą pasirinkimą, tiesiog atsidarydami sąskaitą, jums tai nieko nekainuoja, o visos taupyklės, kur, sakykime, dedate į pagalvę, dedate į paprasčiausią banko sąskaitą, kuri nemoka nieko, čia galėtų būti paprastas variantas, kaip keičiate savo taupimą į efektyvų taupimą, ir eigoje judėsime ir prie investavimo. Tai šiandien tiek, tikiuosi patiko, lauksiu jūsų komentaro, ar labiau tinka išskaidytos užsienio ir Lietuvos naujienos, o tiems, kurie vis dar sako, kad investavimas yra sudėtinga, čia paliksiu nuorodą į savo praktinį eksperimentą, kuriame tiesiog investuoju į S&P 500, viso pasaulio fondą ir akcijas, individualias akcijas, kiekvieną mėnesį po 100 eurų. Iki susitikimo kitame video ir nepamirškit, like ir subscribe labai padeda šitam kanalui augti.